Pristatome Jums bendrovės AEG kaitlentę, kurios modelis HK6544000XB. Ji yra 58 cm pločio ir 52 cm ilgio. Prietaisas turi nerūdijančio metalo rėmelį darniai sujungiantį kaitlentę su stalo paviršiumi. Tai indukcinė kaitlentė. Ji tuoj pat reaguos į valdymą ir kais tik toje vietoje, kur stovės Jūsų puodas ar keptuvė. Likusi prietaiso plokštuma išliks vėsi, tad gaminimui bus sunaudojama tik tiek energijos, kiek reikia. Bendra prietaiso galia 10,4 kW. Prietaiso kaitvietės yra keturkampio formos. Jų matmenys po 18 cm pločio. Kiekviena jų gali pasiekti iki 2,6 kW galią. Ant šios kaitlentės galėsite gaminti neribodami savo fantazijos. Jie atlaikys net puodas sriubos visai skautų stovyklai. Prietaisas turi bridge, kitaip tariant, tilto arba jungties funkciją. Kaitvietės po dvi galima sujungti į didelės Maxi Zones kaitinimo zonas. Čia galėsite statyti didžiulius puodus, specialias grilio keptuves, pailgus troškinių ar žuvies kepimo indus. Indai galės būti iki 36 cm ilgio, o sujungta zona bendrai pasieks iki 5,2 kW galią. Prietaisas valdomas per prisilietimams jautrų valdymo skydelį slankiuoju jutikliu. Brūkdami pirštus skaičių didėjimo linkme didinsite kaitvietės kaitrą. Eilutės pabaigoje pažymėtas maksimalios galios simbolis Power. Maksimalią galią galite nustatyti kiekvienai kaitvietei atskirai, o jei reikia, visoms iškart. Šios funkcijos skirtos greitai padidinti kaitinimą bei greičiau gaminti. Vos vienas stop and go simbolio bakstelėjimas ir visa kaitlentė akimirksniu išsijungs. Tačiau dar kartą spustelėjus šį simbolį grįš prieš tai buvusi temperatūra bei nustatymai ir galėsite gaminti toliau. Šis mygtukas daugiausia skirtas netikėtiems atvejams, kai suskamba telefonas, durų skambutis ar reikia dėl kitų priežasčių nedelsiant atsitraukti nuo kaitlentės. Vaikai tyrinėdami virtuvę gali netyčia priliesti valdymo skydelį ir apskritai išjungti prietaisą. Kad taip nenutiktų, spustelėjus spynos simbolį visą kaitlentę galima užrakinti ir jį laikinai nereaguos į prisilietimus. Valdymo skydelėje, braukdami iš kairės į dešinę, galėsite rinktis karščio stiprumą, įvertintas skaitmenimis nuo 1 iki 14. Spustelėję dviejų kaitviečių sujungimo simbolį lygiai taip padidinsite ir mažinsite jų bendrą kaitrą. Tuomet visa sujungta zona kaisto lygiai. Prietaisas turi laikmatį, kuris leis nustatyti tikslų laiką, kada kaitra turi būti išjungta, o gaminimas baigtas. Laikmatį galima užprogramuoti iki 99 minučių. Kaitlentė išjungiama ir jungiama spustelėjus simbolį valdymo skydelio kairėje. Daugiau informacijos apie šį prietaisą galite rasti internetinėme puslapyje www.technoliux.lt arba parduotuvėje adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius.